Pasaulio pasakos. Hamelno žiurkininkas. Kadaise Vokietijoje buvo ir tebėra klestintis miestelis, vadinamas Hamelnu. Jame gyveno daug turtingų pirklių ir nagingų meistrų. Žmonėms čia nieko netrūko, klėtyse nebetilpo grūdai, podėliai lūžo nuo visokių gerybių, o rūsiuose pamsojo geriausio šiame krašte vyno statinės. Gyventi Hamelne buvo gera. Tačiau vieną dieną laimingai į miestą ištiko bėda. Į jį atklydo didelė juoda žiurkė. Tai vienur, tai kitur šmėkšteldavo jos smailus snukis su raudonomis akytėmis. Iš pradžių niekas į ją nekreipė dėmesio. Tačiau kur buvus, kur nebuvus, atsibastė kita žiurkė, paskui trečia ir ketvirta. Per keletą dienų miestą užplūdo tūkstančiai žiurkių. Gatvės, aikštės, kiemai ir net namai virto šių padarų knibždėlynu. Tos žiurkės nieko nebijojo ir buvo baisiai įžūlios. Jos vaikė šunis, kandžiojo arklius, puldinėjo kates. Nebežinodami, ko griebtis, žmonės talžė jas šluotomis, badė šakėmis, tačiau žiurkių tik gausėjo. Hamelne gyventi pasidarė nebeįmanoma. Miestelėnai nejuokais įtūžo ir Rotušės aikštėje sušaukė susirinkimą, nuspręsti, kaip kovoti su graužikų antplūdžiu. Tai nepakenčiama, skundėsi vienas žmogelis. Žiurkės baigė viską suėsti, greitai mūsų sandėliukuose ir klėtyse nebeliks nieko. Kol nebuvo žiurkių, mūsų mieste atviskėjo visi pašaliai, pažiūrėkite, kuo šios bjaurybės jį pavertė, pridūrė kitas. Reikia kuo greičiau atsikratyti žiurkių, per ilgai sėdėjom rankas sudėję, šaukė visi sutartinai. Galų gale minia taip įsiaudrino, jog iš Rotušės žmonių raminti išėjo Hamelno burmistras. Gerbiami miestelėnai, kreipėsi jis į šurmuliuojančią minią. Atėjo sunkus laikai, bet nelemtosios žiurkės kada nors paliks mūsų miestą. Gana pažadų, sušuko kažkas, verčiau patarkit, kaip jų atsikratyti. Greitu laiku sušauksiu miesto tarybą ir mes kaip mat rasime išeitį, atsakė burmistras. Bet Hamelno gyventojai nebenorėjo laukti ir reikalavo spręsti to jau pat. Sutrikęs burmistras leptelėjo tai, kas pirmiausia šovė į galvą. Iš kišenės ištraukė išsipūtusi kapšą ir visiems įrodydamas paskelbė. Šis kapšas pilnas auksinių, atiduosiu jį tam, kas išgelbės mūsų miestą nuo žiurkių. Žmonės nuščiuvo ir aikštėje įsivyravo kapų tyla. Miestelėnams galvoje netilpo, kur dėti šitiek aukso. Deja, ne vienas Hamelno gyventojas nežinojo, kaip išguiti žiurkes. Netikėtai, tylą sujaukė balsas iš minios vidurio. Aš esu žiurkininkas ir galiu imtis šio darbo. Visi nustebę sužiūro į žmogų, ištarusi šiuos žodžius. Šio vyriškio mieste niekas niekada nebuvo matęs. Jis buvo aukštas ir lieknas, įkritusiais skruostais, didelėmis skvarbiomis akimis, su ilgais siaurais ūsiukais. Vilkėjo keistus ryškiaspalvius drabužius, o rankoje laikė dūdelę. Sakai, gali išvaryti iš miesto visas žiurkes? Nustebęs paklausė burmistras. Galiu, atsiliepė nepažįstamasis, ir duodu žodį, kad jos niekada nebesugrįš. Hamelno gyventojai neteko žado. Apstulbęs burmistras nebežinojo, tikėti prašalaičiu ar ne.
Gerai, žiurkininkė, jei žinai, ką daryti, imkis darbo, galų gale pasakė burmistras. Ir kuo greičiau? Pirma, reikia susitarti dėl vienos smulkmenos, tarė žiurkininkas. Aukso pilnas kapšas, man atrodo, per menkas atlygis. Prašau po auksinį už kiekvieną iš miesto išvarytą žiurkę. Per minią nuvilnijo murmesys. Vienas auksinis už žiurkę, suriko burmistras. Tai neįmanoma. Hamelne knibžda šimtai, gal net tūkstančiai žiurkių. Čia jų milijonas, ramiai atsakė nepažįstamasis. Ir už darbą norėčiau milijono auksinių. Man reikia pagalvoti, šluostydamasis rasotą kaktą, sumurmėjo burmistras. Pasitarti? Suma, kurios tu prašai, milžiniška. Duodu jums laiko iki rytojaus, šypsodamasis atsakė žiurkininkas. Burmistras skubiai sušūkė garbinguosius miesto tarybos narius. Šis žmogus mūsų paskutinė viltis, prabilo jis. Tačiau mokėti po auksinių už žiurkę brangoka. Teks didinti mokesčius, sumurmėjo kažkas. Žmonės pasipiktins ir ko gero išsirinks kitą burmistrą. Pala, suriko burmistras, o kam mokėti žiurkininkui? Pasakysime, kad sutinkame ir tegu dirba, o kai žiurkės bus išvarytos, išgrūsime jį iš miesto nedavę nesulūžusios skatiko. Tarybos nariai pritariamai paplojo ir burmistras, iš pasitenkinimo trindamas rankas, nukurnėjo į miesto aikštę. Nepažįstamasis sėdėjo prie fontano ir blizgino dūdelę. Atėjūne, tarė burmistras, mes sutinkame. Jei tau pavyks išgelbėti mus nuo žiurkių, sumokėsime tiek, kiek prašai. Kada pradėsi darbą? Šiąnakt, atsakė žiurkininkas. Įsakyk visiems miestelėnams nekelti kojos iš namų. Džiūgaudamas, kad viskas eina kaip iš pypkės, burmistras patraukė namo. Hamelno gyventojams pasisekė, kad turi tokį protingą burmistrą, mąstė jis. Namie jie ašarodama pasitiko žmona su 6 sūnumis. Vargšeliai nuo kojų nusivarė, kiaurą dieną krapštydami iš trobos žiurkės. Visos jų pastangos buvo bergždžios. Galite nebesirūpinti, nuramino šeimynykščius burmistras. Rytoj šitas siaubas baigsis. Mieste nebeliks nė vienos žiurkės. Kai Hamelną apgaubė naktis, visi miestelėnai užsirakino namuose. Patekėjo mėnulis, tuščiose gatvėse šiuleno gaivus vėjelis. Aikštėje ant akmenų grindinio nutyso vaiduokliškas šešėlis. Tai buvo žiurkininkas. Jis švelniai pridėjo dūdelę prie lūpų ir papūtė. Suskambėjo keista, be galo ilgesinga ir liūdna melodija. Ji tarsi ūkas pasklido po visą miestą. Pasiekė kiekvieną gatvelę, prasiskverbė į menkiausią užkampį ir plyšį. Staiga žiurkės liovėsi kramsnoti, pakėlė snukius ir sukluso. Paskui visos patraukė į rotušės aikštę. Jos lindo iš visur, spraudėsi pro sienų ir tvorų spragas, skuodė žemyn laiptais, šukinėjo pro langus, ropštėsi iš rūsių. Žiurkės sugarmėjo į aikštę ir susispėtė prie muzikanto. Šis, tebedūduodamas, iš lėto nužingsniavo miesto vartų pusėn. Žiurkės, it pakerėtos, tuntais sekė įkandin. Hamelno gyventojai, prigludę prie langų, lydėjo akimis šią keistą, šiurpią procesiją ir kinkojo galvas. Žiurkininkas pasuko prie Vėzerio upės,
kuri tekėjo palei miesto sieną. Jis sustojo ant kranto ir nužvelgė kūštančią žiurkių jūrą. Šios, blizgančiomis kaip karoliukai akutėmis, stebeilijo į muzikantą. Šokite į upę, staiga sušuko jis. Visos žiurkės tučtuojau puolė į upę ir nugrimzdo į tamsų ledinį vandenį. Kai ant kranto nebeliko nė vienos, vyriškis nustojo dūduoti ir grįžo į miestą. Buvo jau po vidurnakčio. Miestelėnai ramiai miegojo. Auštant nepažįstamasis pasibeldė į burmistro duris. Praėjo daug laiko, kol burmistras šnupuodamas atšlepsėjo atidaryti durų. Jis vilkėjo chalatą, o ant galvos buvo užsidėjęs naktinę kepuraitę. Mieste nebeliko nė vienos žiurkės, tarė nepažįstamasis. Atėjau pažadėto atlygio, 1 000 000 auksinių. Įdomu, kur tos žiurkės pradingo, suirzo burmistras. O gal jos vėl sugrįž? Nuskandinau jas Vėzeryje, aš atlikau darbą. Dabar jūs privalote man sumokėti, atsakė nepažįstamasis. Ką? Privalau mokėti už dingusias žiurkes? Suriko burmistras. Tiesa, žadėjau sumokėti po auksinių už žiurkę. Tačiau kur jos? Turėjai man atnešti negyvas žiurkes, kad įsitikinčiau, jog nemeluoji. Tai pasakęs, burmistras užtrenkė duris žiurkininkui prieš nosį. Tas liko it musę kandęs ir stovėjo įbedęs skvarbės akis į duris. Po valandėlės jis išgirdo, kaip viduje per miegus kažką murma vaikas ir jam atėjo į galvą gera mintis. Rodos jau sugalvojau, kaip miestelėnai atsilygins už mano darbą, sušnibždėjo žiurkininkas, apsisuko ir nuėjo. Puikiai nusiteikęs burmistras atvyko į rotušę ir įsakė sušaukti Hamelno gyventojus į aikštę. Mieli žmonės, pasakė jis, kai visi susirinko, man pavyko išgelbėti Hamelną nuo pražūties. Šiandien mieste nebėra nė vienos žiurkės. Tokia džiugia proga šį vakar kviečiu visus į linksmą pokylį rotušėje. Ta vakarą Hamelno gyventojams terūpėjo puota. Jie suguldė vaikus, o patys išsipustę nudrožė į rotušę. Ten jie kiaurą naktį valgė, gėrė ir šoko. Tuo metu žiurkininkas vienišas lampinėjo po miesto gatves. Patekėjo mėnulis, padvelkė švelnus gaivus vėjelis. Žiurkininkas pridėjo prie lūpų dūdelę ir ėmė lietis linksma, nuotaikinga melodija. Ji atvilnijo atokiausias miesto gatveles ir kiemus. Netikėtai visų namų durys prasivėrė. Ir į gatves pasipylė vaikai. Jie rinkosi iš visų Hamelno pakraščių ir būrėsi aplink žiurkininką. Šis, pūsdamas dūdelę, žingsniavo gatvėmis prie miesto vartų. Paskui jį sekė krykštaujančių vaikų pulkas. Jie tarsi užburti, žvelgė į nepažįstamąjį, negalėdami nuo jo atplėšti akių. Netrukus žiurkininkas priėjo Vėzerio upę. Su vaikais perėjo per tiltą ir pamažu ėmė kopti į kalną kitame krante. Vaikai, rodos niekiek nepavargę, kitseno iš paskos. Didesnieji nešė mažiukus, visi juokėsi ir šoko, kol vienas po kito dingo naktyje. Anksti rytą grįžę iš rotušės, Hamelno gyventojai bergždžiai ieškojo vaikų. Burmistras, beviltiškai blaškydamasis po namus, šaukė savo 6 sūnus, tačiau jų nebuvo. Netikėtai jo žvilgsnis užkliuvo už popieriaus skiautės, prismeigtos prie durų.
Joje buvo parašyta: gavau už sunaikintą 1 milijoną žiurkių 253 Hamelno miestelėnų vaikus. Kvitą buvo pasirašęs žiurkininkas. Burmistras iš sielvarto vos nepamišo. Hamelno vaikai dingo kaip į vandenį. Tačiau net šiais laikais, kai ūkanotą naktį pateka mėnulis ir švelniai padvelgia gaivus vėjelis, galima išgirsti kalno gelmėse skambant keistą dūdelės melodiją ir vaikų juoką. Nuo tos dienos Hamelno burmistras tvirtai laikėsi pažadų. Pabaiga.